Sveiki, gamtos vakulėlė. Šiandien norėjau Jums papasakoti apie tokį, žinokit, labai mažai žinomą grybą. Tai yra vadinamoji amanita regalis arba karališkas grybas, kuris iš tikrųjų yra atsakingas ir trys pagrindiniai dalykai. Tai yra miegas, depresija, intuicija. Čia yra nei trys ir surešti iš tikrųjų. Ir kas yra skandinavų, šamanų, visų Rusijos šamanų, sakykime, Sibiro, ispanų, ypač vokiečių kultūros, они labai stiprus ir po šiai dienai yra tai dalykai labai stiprus. Smilkymas yra, po šiai dienai naudojamas ir labai populiarus. Ir mes norim tų dalyką sugrąžinti, atskleisti žmonėm, kada negirdėtom, suprastom, kad Ir mes tiesiog padarėm tokias dozelės nedidelės, netgi veganiškas kapsulės, žiedami pagarbiai musmirį, sudėjom veganiškas kapsulės, 0,4 gramų šitą vakare įsidėję savo tokį smilkalėnį, taip pat tokias molinės smilkalėnės turėsim ir įsidėję šitą kapsulėlį, vakarį savai kada valgot arba priešmėjai šitą pameditauti. Žinokit, tas ir nerealu. Ir mums kvepia gal, skaniai, žinokit, kažkam gal ir jaukinga nuskambės, bet ir labai įdomi, žinokit, kvaps toks kaip mešk, toks sugrįžimas kažkur, sugrįžimas namo. Ir žinokit, įdomi. Aš tų dalyką tikrą siūlyčiau pabandyti. Tai va tokie dalykėlė.